Sveiki visi, šventinį vakarą, naujų metų išvakarėse. Tradicinis susitikimas jau tampa tradiciniu. 3 metai turbūt iš eilės aš kalbu išvakarėse. Ir laukiu jūsų nuostabiam prasimanifestavimui, pripildymui šitų metų, kiekvienos dienos pačiais geriausiais dalykais. Viso savo gyvenimo pripildymo. Taip sakant, pasipustom, pasipuošiam, tikiuosi pasidažę, pasipuošę, pasikvėpinę, pasipasakokit. Koks skirtumas vis tiek namie? O kam mes puošiamės? Brangiosios, mes puošiamės savo. Paskui vyrai pyksta, kad žmona išeina iš namų gražiau, namuose susivėlusi. Mes visada turim būti pasipuošusios ir gražios, o tokį vakarą savo pasidaryti šventę yra privaloma. Taip kad kas dar lūpų nepasidažė, bėga pasiimti lūpdažę. O jei rimtai, tai pirmiausia dar turime nepamiršti pasiimti užrašų, kažkokio bloknoto, knygelės, kame jūs rašot, kur užsirašinėjat savo geriausius dalykus, paslaptį savo ir tušinuką. Nes padirbėsim šiandien smagiai. Taip, Vida, šiandien šventė. Priklauso būti gražiai. Ir visom, prašau, jungti kameras ir rodyti, kaip atrodo. Taip, Vitalija, dėl savęs, tik dėl savęs mes svarbiausios esam savo. Jeigu būsim smagios, gražios savo, visiems kitiems irgi bus smagu ir gerai šalia mūsų. Nu, pasakokit, nuotaikos kokios. Nenustebkit, bus daug triukšmo. Kaip minimum dabar ištisai šaudo, nežinau, kiek girdisi pas jūs, pas mus neuždrausti šaudymai, tai duoda jau kelios valandos. Ir dar apačioj pas mano sūnų šventė prasidės, aš tikiuosi, gal jie neužstartuos muzikos iki mūsų pabaigos, nu arba papuoš mūsų meditaciją bumčikais, nes jau kai jie užgroja, tai pas mane girdis tik tai tas kur kilnoja baldus tas garsas. Su artėjančiais Vidutė. Virginija, niekur nepavėlavau, viskas gerai. Darbininkėlė Bitutė aš dirbo šiandien su gentim, šaunuolė. Nu, kiek šiandien nuobodžiaujančių, kiek norinčių dirbti, mes turim dabar šiuo momentu 56, labai faina. Malonu, Gražina labai. 2 Gražinos iš karto, bumt, labas vakaras, sveiki. Taip, labas vakarėlis, Daiva. Ką, merginos, gražios pasipuošė, kas čia pas mane per... Ai, čia nesimato, nes žiūriu pas mane ant ekrano kažkoks tai žmogeliukas su širdelėmis aplinkui, galvoju čia. Ai, Daivos žinutė. Ten jinai pas mane šviečia gražiai. Galvoju, kas čia pas mane ant ekrano atsirado, gal kokį ženkliuką aš pasilikau. Kokią gražią tu čia atsiuntei su kepurytė raudona. Ilona. Su artėjančiais, taip, ir mes jos turėsim nuostabiausius, nes šiandien gerai padirbėsim. Žinot, aš prisipažinsiu, po paveikimo šio bei to, man taip nieko nesinorėjo, kad tik atsigulti, galvoju, pagulėsiu, nes naktį tikrai buvo daug pauzių tarp miego. Ir pagulėjau, galvoju, nieko aš nedarysiu, nieko nenoriu daryti ir spakainiai. Dar susiskambinam su Aida, pašnekėjom, tai ta, tai Jana. Ir sėdžiu ir galvoju atsikėlus jau, kaip čia dabar gaunasi vis dėlto nauji metai, ar aš jiems pasiruošus, ta prasme, aš žinau, kad aš ten kažką rašiau, kažką dariau, bet ar aš pasidarysiu tą meditaciją? Tikrai? Kažkaip tai abejoju, kad aš užsiimsiu kažkuo tai tame, kai tu namuose vaikštai, tai tas, kad tai prisėsti ir padaryti meditaciją, galvoju, nu tikrai aš to nepadarysiu. Žinot, savanaudiškais tikslais galvoju, aš paimsiu ir padarysiu bendrą manifestaciją ir tikrai mūsų bus
daug tų, vat, ir dar kažkada Audronė man prašė, kaip gerai, va, dar nesugebėjau pasidaryti, padarysim kartu, bus smagiau. Taip ir bus, padarysim kartu, bus mums visoms smagiau, drąsiau, stipriau, šviesiau, aiškiau. Ir bet toj jėgoj, toj grupinėje jėgoj mes tą užanspauduosim, bus labai labai faina. Ir žinosim, ką padarė, ką susidėję. Nu va, jau 76, labas vakaras, Jovita, Vanda. Oi, taip, nuostabių mums visoms. Gerai, dabar aš pradėsiu tiesiog pačią įžangėlę, prieš rašant kažką. Aš sudėliosiu, žiūriu, butelka mano, kaip čia dabar išlindo. Dar žiūrėjau, kad užkūrimo skystis neišlystų, išlindo vis tiek į mano ekraną. Mes pirmiausia apkalbėsim, kas yra tas manifestavimas arba ką mes turėtumėm surašyti ir kokioj formą. Kaip tai turės suskambėti, kad tai neštų iš tikrųjų tą vaisių, kad tai būtų taip, kaip turi būti. Visų pirma, manifestavimas tai nėra planavimas. Labai toli gražu ne planavimas. Tai nėra tai, kad, dabar sausio mėnesį aš darysiu tai ir tai ir tai ir tai, o vasarį tai, o kovą tai, o vasarą, o liepą, o rugpjūtį, o ten. Mes neplanuosim. Šiandien man viena rašė mergina, galbūt jinai yra tarp mūsų, būtų smagu, jeigu tu būtum, aišku, jeigu esi gali pasakyti, kad čia aš, kuri tokiam siaube savo vidiniam supratime, kažkokiam tai susipainiojime, aš sako, nieko nesuprantu, aš norisi viską planuoti, padaryti, sako, aš tokia, kad viską padaryti, suplanuoti ir neišeina, ir paskui man sako, visas toks chaosas, atrodo kažką pasidariau, vat kaip čia dabar bus tas mano gyvenimas ir neįvyksta taip ar dar kažką, va toksai, bet bendrais bruožais maždaug taip skambėtų. Tai aš noriu pradėti nuo to, kad manifestavimas, tai ką mes šiandien darysim, tai nėra planavimas. Tai nėra planavimas. Ir pažiūrėsim, kodėl. Visų pirma, planavimas šiais laikais jau turėtų būti kaip ir padėtas aukštai ant lentynos. Kaip matote, situacijos tokios visiškai nenumatomos, neįmanomos numatyti, kas gali susidėlioti aplinkybėse. Ten galėtų planuoti apskristi visą pasaulį, tuo tarpu visus lėktuvus paėmė ir išjungė. Ir kaip tu skristi aplink tą pasaulį. Vat labai geras planas, pinigai sudėti, viskas. Pas mane yra toks vienas pažįstamas čia Norvegijoje, kur kiekvieną vasarą vyksta ten į tolimuosius, pačius tolimiausius. Zelandiją ir panašius. Ir buvom susitikę mes su juo čia nesiniai. Nusakau, kaip tu išgyvenai be savo Zelandijos? Žinai, sako, turiu aš bilietų, sako, jie 2 metus galioja atviri bilietai, ta prasme, aš galiu nusikelti, aš tikiuosi kitais metais nuskrisiu. Bet ir planas, atrodo, viskas pradėjo, net bilietai nupirkti ir tai neįvyko. Dėl to planai, tokie kaip planai, jie mums jau nebe paklusnus. Jie nebe paklusnus. Netgi dieną. Su dienos planavimu yra labai daug tų tokio, kaip susiplanuosi, taip turėsi, taip toliau. Aš manau, kad stiprioji mūsų pusė nėra susiplanuoti ir turėti dieną, ypatingai namuose, mamoms, bet būti lankščioms. Lankstumas yra virš planavimo. Susiplanuoti ir turėti labai smagu ir patogu yra vyrams. Juos mažiau išmuša skalbiniai, verkiantis vaikas, ten apsikakojęs ar susirgęs ar dar kas nors. Juos neišmuš galbūt taip lengvai kitos sąlygos. Jie susiplanavo, jiems susidėliojo ir išėjo. Moteriam reikia būti lankščiom. Mūsų poreikis iš mūsų, kas kažko mūsų laukiama, tai yra būti lankščia. Tu gali turėti visus planus pačius gražiausius, apsirengti suknelę ir jau būti tarpdurį, kaip kažkas apsivėmė ir pradėsi bėgioti ratais. Ir va čia pasikeitė visi planai, neišėjo laiku, pasidarė kitaip, o kas tada? Tiesiog mums reikia išmokti šitame laikotarpį, priimti tai, kas įvyko. Aš planavau taip, gerai. Įvyko kitaip, gerai. O kas gero tame, kad taip įvyko? O gal taip turėjo įvykti?
gal man ten visai nereikia būti, gal man nereikia visai to daryti. Tiesiog padėti į šoną. Ir viskas. Antras dalykas, lankstumas ir tas planavimas, neplanavimas, yra dėkingumas. Jame reikalingas. Dėkingumas. Supratimas, kad va, šita situacija, kokia jinai bebūtų, aš dėkinga už ją. Ir kai pradedi pažiūrėti iš tos dėkingumo pusės, aha, kas gero gali būti tame. Arba neįvyko taip, kaip aš norėjau. Ar tai yra blogai? Ar tai yra gerai? Aš mokau visas savo mokinės ir mokinius. Sakau taip, kad turi būti nuostata, va to ypatingai tų žmonių kontrolierių, kurie labai nori viską sukontroliuoti, turi būti nuostata tokia. Arba bus taip, kaip aš sugalvojau, arba bus geriau. Be abejo, mums norisi sukurti kažkokią šventę, kažkokį, ten, sakykime, kažką mes norim padaryti, tokį kažkokį planą, ten kelionę, dar kažką. Suplanavau tiesiog, wow, ir neįvyko taip, kaip aš norėjau. Tada mes sakom taip, arba ten žmogų kažkokius, arba ten dar kažkoks, sakykime, susieisim ir vat, įvyks šitaip ir ateis tas ir kažkas neatėjo ir tai blogai, kad ne. Ne, viskas gerai. Nes jeigu nebus taip, kaip aš norėjau, bus tik geriau. Tegul būna taip, kaip bus. Pagal kūrėją, geriausių būdų. Ir vat kai mes turim šitą nuostatą, jei ne taip, kaip aš norėjau, bus geriau, mums nukrenta nuo pečių, nuo sprando ta atsakomybė, tas poreikis laikyti tvirtai tas vadeles. Vakar mes darėme meditaciją, kur laikėm gyvenimo vairą ir jinai taip ir pasakė, sako, aš laikau savo gyvenimo vairą, dantim ragais, atrodo viską laikau, bet čia ne tas laikymas. Čia ne tas laikymas, kur tu laikai ir kontroliuoji gyvenimą, tai ne apie tai, tai yra atsakomybės prisėmimas, susitvarkymas savo gyvenimo ir savo realybės kūrimas. Realybės kūrimas ir planavimas yra du skirtingi dalykai. Planavime yra konkretus veiksmai, konkretus laikas, jų įvykdymo planas tų veiksmų. Manifestavime yra, arba tos realybės kūrime, mes turime tik rezultatą. Kaip ateis tas rezultatas, mes nežinom. Mums susidėlios kelias pakeliui taip, kad tas rezultatas būtų. Mums tikslas yra rezultatas. Ar aiškiai padariau pirmąją dalį įžangos? Kaip jaučiasi? Kokie klausimai? Ar yra kokių klausimų? Dar aš spėjau perskaityti, kas čia kur. Sveika Aušra, labai malonu, kad ir tu prisijungiai. Smagu. Tai va. Dabar aiškumėlis dėliojasi, ar ne? Žiūrim toliau. Kam mes manifestuosim? Kokiam laikui? Iš vienos pusės sakom, mes manifestuojam 21 metams. Iš kitos pusės aš sakau, tas vaizdas, tą rezultatą, kokį mes norim susikurti savo, mes turim jį planuotis kaip minimum 5 ar 10 metų. 5 ar 10 metų rezultatą mes galim planuoti, neplanuoti, o manifestuoti dabar. Kodėl? Kodėl 10 metų? Ar 5 metų? Iš principo tai tas pats, ar 5 ar 10 tai praktiškai tas pats. Nes mums labai sunku suvokti tos metų ilgį, kas bus už tų 10 metų. Bet aš noriu tik tai praplėsti tą vaizdą, kad mes nekalbėsim apie 1 metus, nes gali žmogui būti, kas gaunasi, kai mes galvom apie 1 metus. Mums jie labai atrodo, nu kas tų metų, 360, ką aš spėsiu, ar aš spėsiu, o gal aš nespėsiu, o gal nepavyks. Bet jeigu mes galvojam 5 metai, 10 metų, nu atsipalaiduoji, jo, aš galiu tai padaryti per 10 metų. Tegul bus tai per 10 metų. Dėl ko tai yra dabar svarbu daryti tokiu masteliu 10 metų vietoj 1? Žinot kodėl? Todėl, kad dabar yra 1 diena kaip 1000 metų. Pažiūrėkit, kokiu tempu viskas keičiasi. Tiek aplinkui, tiek mūsų kiekvienos gyvenime.
kosminis greitis. Lekiam kosmose be stabdžių. Labai greitas veiksmas vyksta. Ir jeigu mes planuosimės savo tuos metus, pasirodys, kad tie metai mūsų suplanuoti užsibaigė už 2-3 mėnesių. Ne tai, kad suplanuoti, bet va, tas toks tai tarsi rezultatas. Tai kaip ir niekur neužsakiau, tai tarsi niekur nepadariau, tarsi viskas čia pat ir užsibaigė, o kur dar visi metai prieš akis. Dėl to mūsų vaizdas turi būti toliaregiškas, į priekį pasižiūrėti taip, ko aš noriu, kad būtų per tuos mano 10 metų. Tegul tas rezultatas būna dabar. Taip. Žiūrim, ką jūs jeigu parašėt man. Jūratė rašo, man planavimas tai toks nelabai buvo priimtinas, palikdavau spontaniškai vykti. Čia ir dabar darydavau ir veikia labai, absoliučiai taip. Taip, kas čia dar? Labai gera ir smagu prie naujųjų metų slenksčio būti būryje. Taip, bendraminčių labai gera. O, mūsų 101, koks fainas skaičius. Tai va. Toliau einam. Reiškia taip, mes kalbame, kas bus maždaug tokiam periodui kaip 10 metų. Ką mes planuosim? Kaip jausis, kaip dėliosis, ką mes turim užrašyti? Ar mes turim sakyti, kad ten ką aš padariau, ar darysiu, ar dar kažką, ar kaip tai turi skambėti? Skaitau maždaug apytikriai kokios frazės tai galėtų būti ir kokiom temom. Pavyzdžiui, mes galim sakyti iš vienos pusės, aš atostogauju, sakykime, ten Ispanijoje. Nu, nesvarbu kur. Tarkime, ne? Turkijoje, Italijoje ir dar kur nors. Aš atostogauju Italijoje. O gali būti, kad Italija uždaryta. Dėl to praplečiam šitą. Praplečiam ir sakom, aš keliauju, aš atostogauju. Ten, nu, sakykim, šiltam krašte. Anksčiau mes kalbėjom apie labai sukonkretintus dalykus, kaip tai turi atrodyti, kokia tai turi būti valstybė, kokios spalvos batai, ten rankinukas ir taip toliau, ir kaip tai jaučiasi. Dabar mes sakom abstrakčiau ir tai gausis konkrečiau, nes mes nežinome, kas vyks ir kaip bus. Iš principo, mums tokia frazė, kad aš keliauju, jau yra daug. Šiai dienai tai skamba gerai. Aš keliauju. Girdit? Gerai skamba. Dabar manifestacija, ar jinai nuima, ta prasme, nu gerai, aš dabar taip, susirašiau, žmonės daro tuos, kaip ten vadinasi, svajonių tie stendai, neatsimenu, nu žinot apie ką kalbu. Piešia tos piešinius, renka nuotraukas, kaip tai turi atrodyti, kaip jaustis ir ten medituoja prie jų, užsikrovinėja ir panašiai, kaip kas sugeba. Ir ar tai reiškia, kad viskas, ką mes turim daryti, tai va, padaryti meditaciją, užsikrauti ir viskas, ta prasme, daugiau nieko nedaryti, atsigulti ant pečiaus ir laukti, kada tai įvyks. Nes dabar jau šilti laikai, vasara ateina, tai dabar jau turėtų artėti link Ispanijos krantų. Šiek jau neša mane vėjelis link Ispanijos krantų. O dar ten turėjo būti, kad mano ten svoris 15 kg bus mažesnis. O, žiūrėk, jau ir svoris susitvarkė kaip tik ant tos Ispanijos krantų. Tiesiog taip, aš nieko nedarau, aš guliu ir nieko neveikiu. Maždaug taip, kartais žmonės už tai pyksta ant tų visų manifestavimų, sako, kokia nesąmonė, reikia dirbti, reikia kažką daryti, kad tai būtų. Ir jie yra teisūs. Jie yra teisūs, bet dėl ko manifestavimas mums yra svarbus? Kai mes manifestuojam kažkokį tai rezultatą, mes atveriame savo pasąmonę ir sąmonę daeiti iki to rezultato. Pavyzdžiui, jeigu mano tikslas ar planas ar rezultatas, sakykime, yra parašyta knyga, išleidžiu knygą, ar ne? Tai ar aš nieko nedarau, yra išleista knyga? Kažkas už mane parašė mano vardą? Nu, taigi taip nebus. Bus darbas. Bet mano pasąmonė
jinai sudėlioja man kelią. Tarkim, aš supratimo neturiu, kokį leidėją pasirinkti, aš supratimo neturiu, kokią ten spaustuvę imti, aš supratimo neturiu, kaip ten kažką paskaičiuoti, aš supratimo neturiu, kaip ten sudėlioti ir taip toliau, nežinau, koks ten imti man, kokį ten redaktorių ir taip toliau. Aš tokių dalykų, sakykime, nežinau nieko, tik tikslas yra užbaigta, ten sutvarkyta knyga, išleista per tuos metus. Gerai. Ir kai mes paleidžiam tą rezultatą, mes užrašom, ne aš rašysiu knygą, ne aš dirbsiu su knyga visus metus ar dar kažką. Ne, mes sakom, aš parašiau knygą, aš išleidau knygą. Geriau būtų, aš išleidau. Tai vat, kai yra aš išleidau, mano pasąmonė ir jau pradeda man rinkti į mano kelią, į mano erdvę, sutraukia visą tai, kas man reikalinga tam rezultatui pasiekti. Gali būti visiškai, aš ir pamiršau apie ten redaktorių, dar kas nors ir staiga ateina ir man sako, Indrė, žinai, o tokia idėja, o kaip tu galvoji, o, man reikia kaip tik tokio žmogaus. Ar kas vėl kažkokiu, tiesiog ateina tie žmonės į mano kelią, arba kažkokia informacija į mano akis, ant mano ekrano, ar dar kažkur, ar į mano ausis, kuri man yra reikalinga tam, kad turėti tą galutinį rezultatą. Taigi, manifestavimas nereiškia nieko neveikimas. Tai reiškia, aš turiu jėgų ir žinau kaip, turiu know-how, kaip pasiekti tą rezultatą. Ar aš siekiu jo įsitempusi? Ne. Bet būtent tuo tikėjimu ir su ta jėga, be tų kliūčių. Ir jeigu yra kliūtis, aš žinau, kaip su jas susitvarkyti. Tam yra meditacija, kaip įveikti kliūtis. Gerai. Ar aš galiu pasiekti šitą? Ne, jaučiu negaliu, užsikraunu, kad galiu. Gerai, kokia kliūtis trukdo, tokia kliūtis, nepasitikiu. Gerai, tvarkomi su nepasitikėjimu, susitvarkiau, važiuojam toliau. Mes dirbam tą linkme, mes judam tą linkme. Bet tai yra sąmoningas judėjimas, ne kirvio darbas, ne pjūklais mes ten džiršginamės, ne vargstam iš jėgos ir iš raumenų ten pumpuojam. Jeigu jūsų tikslas susitvarkyti raumenų masę, be abejo, tada iš raumenų pumpuojam. Bet ir vėl, jeigu aš manifestuoju kažkokią tai formą, tai nereiškia, kad aš nieko nedarysiu, gulėsiu ant sofkutės ir ta forma ateis. Ta visi supranta. Jeigu mano rezultatas yra aš sveika, aš laiminga, aš laisva nuo baimių, tai nereiškia, kad aš jau prasimeditavau, kad aš būsiu laisva nuo baimių, tai dzin, tada aš jau viskas galiu. Šitą jau turiu, reiškia, ką dar reikia ten turėti? Nuoskaudas, nuoskaudų neturiu, reiškia, jo, viską šitą tą susitvarkiau, čia aš viską susimeditavau, kad jau jų nebėra. Ta prasme, užsikroviau kaip manifestacija, per 5 metus pas mane dings nuoskaudos. Tiesiog šiaip garavimas įsijungia ir nuoskaudos išgaruoja. Ar taip vyksta? Nu ne. Bet būtent ateina į mūsų gyvenime galimybės, kuriomis mes galim pasinaudoti ir išsigydyti. Turbūt aišku. Ar ne? Sakykit dabar, ties šitą vietą. Dar biškį pajudėjom į priekį. Dar vienu rakursu. Dar vienu rakursu pajudėjom į priekį, sakykit, ar viskas aišku. Ties šitą vietą. Dėl kas yra manifestacija ir koks rezultatas, kaip pasiekiamas rezultatas. Ar aišku? Ar galim pereiti jau praktiškai prie meditacijos, ne prie meditacijos, prie rašymo? Iš principo jau galėtumėm. Dabar taip, aš tikiu, kad jums norėsis pataisyti tai, ką būsit parašę. Jums kils minčių. Rytoj, poryt. Jums ateis idėjų. O, žiūrėk, ir tas, ir tas, ir tas. Galbūt kažką pamatysit, gal išgirsit, gal kažkas pasidalins kažko. Ir jums, wow, ir šitą, aš dar kažką turiu papildyti. Pildykit. Šitas sąrašas yra pildomas. Šita meditacija bus prieinama. Jūs galite įeiti vėl į šitą video, jungtis meditaciją ir pasipildyti tą sąrašą, kaip tik norit, tada, kada norėsit. Šiandien mes padarom tokius kaip griaučius visam šitam reikalui. Susidedam pagrindus, ką mes dabar darėm. Susidėjom juos. Ir toliau mes galim jau rašytis, ko aš noriu, kaip tai jausis, kas aš tapsiu. Iš principo manifestacijoje mes kalbam keliais rakursais. Vienas iš jų yra, kuo aš tapsiu.
kuo aš tapau, arba, ne kuo aš tapsiu, bet kuo aš tapau per tą laikmetį. Kuo aš tapau, kas aš esu, kaip aš jaučiuosi. Šitas momentas labai labai svarbus. Šeima, kitas rakursas. Finansinė gerovė, trečias rakursas. Ir vėl, ar man reikia daug pinigų? Daug, šito žodžio jokių būdų nenaudoti, aš tiesiog kaip pavyzdį, tai pradžiai sakau. Ar man reikia daug pinigų, ar man reikia rezultato pinigų? Vėl yra skirtumas. Aš galiu sakyti, man reikia, jeigu aš tik tai susikoncentruoju į pinigus ir sakau, man reikia pinigų, jie neturi tame nei spalvos, nei kvapo, nei jausmo. Juose nėra to. Jausmas, kvapas ir gelmė yra rezultate. Ką jie man duos? Jie man duos ką? Atostogas. Jie gal man duos, nežinau, batelius. Jie man duos kažkokius tai kitus rezultatus. Mašiną, namus ar dar ką nors. Tai mūsų tikslas užsirašyti jau, kad ne tai, kad man reikia 3 milijonų. Mes sakom, aš turiu namus. Aš turiu namus. Kaip tie 3 milijonai ateis? Čia yra kitas klausimas. Kaip aš į tuos namus įeisiu? Tai va čia jau paliekam šitą erdvę. Visada, kad ir tas buvo mūsų darbas, sakiau, kad mes dirbam, kad ateiti į tą rezultatą, ar ne? Bet palikim kruopelytėms kūrėjo stebuklų, tiems kruopelėms aukso dulkėms byrėti. Palikim erdvės kūrėjui įsikišti ir įnešti stebuklą į mūsų gyvenimus. Į visas tas mūsų manifestacijas, į tos visus mūsų norus ir troškimus. Palikime kūrėjui vietos įnešti aukso dulkės. Leiskim jam įsikišti. Parašėm, padarėm, atsitraukėm, įkvėpėm, iškvėpėm ir gyvenam. Ir darom savo darbą. Dar kam anglų kalba yra pažįstama, artima ir suprantama, labai rekomenduoju įvesti į savo žodyną. Man patinka tai anglų kalba, galima galbūt lietuviškai nors sugalvoti patogiai, kam tiktų. What does it take? What does it take to? Kas išvers man patogiai, rašykit. What does it take to turėti, sakykime, ten atostogas Dominikanai. Ką nors tokio. What does it take to? Tai tokiu būdu mes įjungiam šitą pasąmonės, kaip čia pasakyti, įžvalgas, tas nukreipimus, galimybės paleidžiame. What does it take? Ko reikia, kad? Galbūt, ko reikia, kad aš galėčiau. Okay. Aš vis laiką sakau tai anglų kalba, nes man kažkaip tai labai artima buvo. Gerai, ko reikia, kad? Ačiū Indrė. Labai padėjai Indrei. Ko reikia, kad pasiekti, kad pasitelkti? Ko reikia pasitelkti? Ko reikia, kad? Iš principo, ko reikia, kad? Net nepasitelkti, o ko reikia, kad? What does it take? Ko reikia, kad aš galėčiau, kad aš turiu šitą? Ko reikia, kad aš turėčiau tai ir tai? Ko reikia, kad ateitų į mano gyvenimą tai ir tai? Kad ir tas pats partneris, sakykime, ar ne? Man reikia ten trauko, ne? Sakykime, svajonė yra sukurti šeimą. Ko reikia, kad? Ir tada, kas ateina? Sakykime, ko reikia, kad ateitų į mano gyvenimą ten mano sielos draugas. Tvarka. Labai gražus paprašymas. O ko reikia, kad? Pasirodo, tau reikia pačiai išsivalyti kažkokius savo kvailus supratimus, galbūt kažkokias programas, kuriuose ten tu pastrigus ir sakai, visi vyrai patys ten tokie, anokie, trečiokie, visi tokie, anokie, ten nieko gero nėra iš to šeimos, niekada nebūnat gerai ten, aš žinau, kaip tai jaučiasi blogai, daugybė visokių skausmų ir žaizdų yra viduj.
Ir tu niekaip nedaisi kitos sielos draugo, jeigu sėdėsi ir nieko nedarysi. Bet jeigu tu paleidi savo šitą, what does it take to, kaip mes ten sakėm, ko reikia, kad aš turėčiau. Aha, man reikia išsigydyti, man reikia susitvarkyti, man reikia kažko. Ir galbūt tu net nesuvoksi to pirmų momentų, ko tau reikia. Va taip, tokiom frazėm, man reikia išsigydyti šitą ir aną. Gali būti net ne taip. Bet tau ateis kažkokios galimybės išsigydyti tuos dalykus ir tu suprasi, kad tai buvo tavo kelias. Kaip ne viena pas mus yra kelios jau merginos, kurios mamytės mūsų jaunos, kurios susilaukė vaikučių, kurios ilgus metus niekaip neturėjo vaikų. Ilgus metus neturėjo vaikų ir jau praktiškai buvo padėta ant lentyno šitas klausimas kaip beviltiškas. Ir va šitokio temoje mums labai tiktų šitas pavyzdys, jeigu jinai būtų, sakykime, būtų uždavę tokį klausimą savo, ko reikia, kad aš turėčiau vaikutį. Ir ateina jos, taip susidėlioja jų gyvenimo kelias, jų žingsniai, kad, sakykime, mes susitinkam, jos ateina kursą, išsivalo savo tuos, ką turėjo išsivalyti, mes prasidirbam su jomis šitom temom ir jos laukėsi, susilaukė vaikučių. Suprantat, kaip tai veikia? Ko reikia, kad? Ta prasme, mes atveriame savo pasąmonę ir savo kelią, tarsi leidžiame nukreipti tą kryptimi, kad ateiti ten. Toliau, dar vienas momentas. Čia jau dar vienas momentas yra, kad visada turim leisti koreguoti savo manifestacijas. Mes nežinome, kas yra mums geriausia. Mes norime kažko, mes svajojame kažko, bet mes nežinome. Tarkime, tu svajoji dviejų dalykų. Sakai, aš noriu, sakykime, aš keliauju po pasaulį. Aplinkui visą žemę. Puiku. Ir šitas tavo reikalas išsipildė ir tu keliauji aplink pasaulį. O kitas tavo buvo, sakysime, aš važinėju mersu tokiu ir anokiu. Gerai. Kaip paimti tą mersą, jeigu tu esi daugiau lėktuve negu merse? Kaip jį pasimti su savimi? Kokiais prasme turi tavo gyvenime? Kam tau jį laikyti kažkur padėta, jeigu tu suki aplink pasaulį? Visiškai be jokių mersų. Dėl to, vat šitas korekcijas mes turim leisti savo paleisti. Ta prasme, neįsikabinti į kiekvieną, bet paleisti jas, aš viską filtruoju per kūrėjo žinojimą. Ta prasme, jis žino, mūsų pasąmonė žino taip pat, be abejo, kas mums iš tikrųjų reikalinga ir kas tik tai mes galvojam, kad mums yra reikalinga. Kas iš tikrųjų esame mes ir kas mes norėtumėm galbūt pagal šiandienos supratimą. Pagal šiandienos supratimą galbūt tu tiek nori, sakai, oi, kad tik aš ten pasveikčiau, o kūrėjas nori iš tavęs va tiek, kad tu kitiem tarnautum, kad kiti žmonės veiktų šalia tavęs, ne tai, kad tu ten šiaip taip jau išeitum iš skausmų, ne apie tai jisai tau numatęs, jis nori, kad tu kitus gydytum nuo vėžio ir kitų dalykų. Suprantat? Ir tavo tas šiai dienai supratimas, jis yra toks vat pagal šiandienos supratimą. Bet kūrėjas turi didesnius planus. Dėl to leiskime visada kūrėjui įpūsti ugnį į mūsų tą svajonę, į mūsų tą manifestaciją. Įleiskime jį, kad jisai įneštų tą, praplėstų į visas puses. Taip, kaip jis tai mato. Ir nereikia mums bereikalingų daiktų. Mes galime užsisvajoti savo tą mersą, tuo tarpu jisai mums bus našta pakabinta ant kaklo, visiškai nereikalinga. Visiškai nereikalinga. Arba dar kažkokį tai ten valtį noriu. Ar šunį, ar dar kas nors. O paskui tą šunį ir tysėsi aplink pasaulį, kur tau visiškai bus tau šunį penkta koja. Tau šuo bus penkta koja. Tai šitie momentai. Leisti, surašyti ir paleisti. Surašyti ir leisti kūrėjui koreguoti. Geriausių, tinkamiausių būdų tau. Ar šitoje vietoje aišku?
turbūt reikėtų pabrėžti savus ar nuosavus namus. Savus ar nuosavus, nes jei tik turiu namus, tai gali būti kokia prieglauda ar nuomojamas butas. Gali būti nuosavus namus, o gali būti tie nuosavi namai našta. Aš asmeniškai dabar jau nuosavų nebenoriu. Aš jau iš jų norėčiau, jau aš su jais noriu užbaigti ir būti laisva nuo namų. Būti pasaulio žmogum ir laisva nuo namų. Vietoj to, kad eiti čia visus kampus pakilinėti ir investuoti save į šitą erdvę, kuri jau praranda mums prasme poreikį tokį didelį. Tai jau aš matau kitaip tą patį momentą. Taip, kad taip visiškai teisingai reikia suvokti, ko ir iš kitos pusės vėl palikti erdvę. Palikti erdvę. Jeigu užsibrėšim vėl to paties savų namų, nuo savų namų, o gyvenimo būdas bus judrus ir praranda prasme. Arba staiga tave perkelia į kitą šalį. Ir inkaras pakabintas ir vėl ieško, ką daryti su savo tais nuosavais namais. Nu, bet labai norėjau. Tai vėl paliekame erdvę kūrėjui pareguliuoti šitą eismą. Nes kiek daug žmonių yra pasikabinę su tom nuosavybėm ir nežino, ką daryti. Važinėja po pasaulį tam, kad uždirbti nuosavybę Lietuvoje, kitur vėl, nu žodžiu, viskas ir sukasi ratu vien tam, kad atidirbinėti tuos įsipareigojimus ir visur tie įsipareigojimai išbarstyti. Vieni Lietuvoje, kiti Vokietijoje, treti Anglijoje, vieni ant kitų sudėlioti ir visas gyvenimas vėl tos įsipareigojimus pildyti. Dabar reikia stengtis išeiti iš visų įsipareigojimų, kuo greičiau, tuo geriau. Tai va šitą laisvę nuo įsipareigojimų turbūt pati didžiausia, svarbiausia. Gerai, tai nuosavas namas ant ratų dabar jau mano sekantis etapas ir tai dar aš nesu tikra. Čia mūsų, žinok, kas čia man parašė, Jolanta. Nuosavas namas ant ratų yra jo šitų metų pabaigos mūsų kreizas, vėjas pas mus. Mes į šitą žiūrim labai rimtai, o iš kitos pusės aš vėl nesu tikra, ar tai yra tai. Nes tai irgi didelė investicija, tai yra didelė kaina ir reikia dar žiūrėti, ar tai yra tikrai tai. Ar... Jo, matysim, kaip pasaulis pasisuks. Į kurią pusę, į kairę ar į dešinę. Per tuos metus. Kada tai reikia? Galbūt reikia, bet gal ne dabar. Matys. Taigi, imam tušinukus ir rašom, ar ne? Gal kas jau užsirašė kokių idėjų? Tarkim, yra noras išmokti kalbą. Svajonė išmokti kalbą, labai daug žmonių man tai sako. Aš kalbu angliškai, aš kalbu, ten dar kažkokia kalba. Švediškai, norvegiškai, ar itališkai, ar ispaniškai, kaip reikia. Kur aš esu, ką aš darau, kur aš gyvenu, kaip aš gyvenu, jeigu tai yra aktualu. Ko aš pasiekiau. Kokia mano sveikata, kaip atrodo mano kūnas. Kaip dabar vėl toks momentas vaikai. Jie yra laisvi gyventi savo gyvenimą. Jie yra laisvi eiti savo būtent tuo daryti savo pasirinkimus ir gyventi taip, kaip jie yra nusprendę. Ir vis dėlto mes savo šitose manifestacijose mes galime įnešti tai švelniai, kad ne tai, kad jie daro tą ir tą, ar to ar ano, ten kažkur yra šitą ir kažką tai baigė, kažkokius mokslus eina, ne tai. Bet kad jie eina savo keliu, jie atrado save, jie atrado, jie jau žino, kas jie yra ir kur jie eina. Mes galim nežinoti, kaip tai atrodo, mes galim net neįsivaizduoti, kur jų kelias. Ir galbūt vietoj to, kad mūsų svajonė bus baigę universitetą, jisai tam antram kursė metė universitetą. Ir visiškai ne tragedija, aš sakau labai gerai.
Kai metų universitetą, aš sakau, labai gerai. Kam 5 metus kankintis ir po to viską mesti? Reiškia, jie sutaupė kelis metus. Pasirinkimui, atsirinkimui, ko aš noriu. Reiškia, tai nebuvo jo. Viskas gerai. Todėl galime įnešti vaikus, bet labai švelniai. Pilnai paliekant teisę jų pasirinkimam, tik tai tiek, kad užnešti tą pačią mintį. Tiesiog leisti, kad galbūt kažkoks pokalbis bus su jumis ar su kažkuo. Galbūt jie kažką sutiks su kuo, kas jiems atneš kažkokias tai idėjas, pakreips juos teisinga linkme ir panašiai. Galbūt tai ne jūs padarysite, galbūt jie sutiks ten savo antrą pusę, būtent tokią, kur vėl jie kartu judės teisinga kryptimi ir taip toliau. Mes tiesiog užnešam tą lengvą tokį pūstelėjimą, padarom tą kryptim, kad jie tiesiog juda savo keliu. Lengvai, sklandžiai atpažįsta savo kelią, atranda savo kelią. Mes linkime jiem to. Mes linkime to per naujus metus, kad tau sektųsi, kad tu ten darytum savo, sakykim, ten mylimą darbą rastum ar dar kažką, mes galim palinkėti, ar ne? Tai va čia mes irgi gauname toks kaip palinkėjimas šitoje vietoje, kas liečia vaikus. Kaip rezultatas jau gali jausti, sakykime, pinigai ar daiktai kažkokie tai konkretus. Sakykime, ten tas ar tas daiktas, ar tiesiog pinigai mano sąskaitoje atsiranda lengvai ir sklandžiai. Va šitą galite panaudoti frazę mano mylimą lengvai ir sklandžiai. Kas rusiškai, rusų kalba valdo mano mylimą šitą frazę skamba liko į izešną. Liko į izešną. Tai va, lengvai ir sklandžiai tai vyksta. Viskas, dabar suvokim, kad viskas, va, mes įeinam, mes kuriam dabar savo realybę, kurioje viskas vyksta lengvai ir sklandžiai. Lengvai ir sklandžiai. Tokia yra mūsų realybė. Vienoje realybėje yra sunkiai, per darbą, per vargą, per jėgą, per kumščio gale, o mūsų realybėje viskas vyksta lengvai ir sklandžiai. Tiesiog kaip plunksnelė. Lengvai ir sklandžiai. Viskas, kas ateina į mano gyvenimą, visi geriausi dalykai ateina lengvai ir sklandžiai. Dabar dėl to paties automobilio, ar ne? Jeigu mes neužtikrinti, ko mums reikia, mes galim tiesiog tokia įnešti formuluotę. Aš važinėju tokia mašina, kuri yra man geriausia tuo metu. Tuo metu, mes nežinom tuo metu, kas mums bus geriausia. Arba geriausia pagal kūrėją. Arba geriausia tuo metu, arba ir tai, ir tai. Kas dar? Kaip sekasi, rašote? O. Gražina, jo. Jau 2 lapus prisirašė. Jūratė, kai kas jau buvo rašę. Ir tai yra gerai, dabar galite persižiūrėti, ar viskas taip. Matot, mes norų, dabar pamačiau Indrės užrašą, nežinau, į ką jinai atsakė, todėl atsargiai su norais. Į ką jinai čia atsakė, įdomu. Jo, apie namus turbūt. Su norais ir su svajonėmis mes dirbam laikas gyventi kurse. Ten mes valomės senasias svajonės, palinkėjimus, yra daug dalykų, ką mes susikrovė. Dėl to aš tiesiog dabar ta proga, kad mes esame naujuose metuose, yra labai daug palinkėjimų, žmonės vieni kitiem linki 1, kito, 3, 10. Aš dabar labai stipriai susilaikau nuo linkėjimų, konkrečių linkėjimų. Arba tų norų, kurie yra nenumatyti. Arba tokio pasakymo, iš viso toks pasakymas, kad išsipildytų visos tavo svajonės, jeigu linkit žmogui gero, geriau nelinkėkit. Jeigu jis nepraėjęs kurso laikas gyventi.
Nes ko mes tik neprisisvajoja, pagalvokit save, nuo pat ten, nežinau, 3, 4, 5 metų svajonės. Ir jeigu visos tos svajonės išsipildys, mes sugriūsim. Ta prasme, bus visiškas chaosas ir nesąmonė. Į mūsų gyvenimą ateis tokie dalykai, kad mes nesuprasim iš viso, kas darosi. Tokios ten barbės ar alaviniai kareivėliai. Net nesuprasi, kas darosi, kadangi tai visiškai ne apie tave jau dabar seniai pamiršta. Kvailų dalykų prisisvajota, kažkoks berniukas, kad mylėtų, kad dar kažkas būtų. Ten gali būti visokių galų prikrauta. Kiek meilių meilyčių prisvajota. Kiek seilių nutysė ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kad jeigu visi šitie susirinktų į vieną kambarį, kiek prisvajota, kiek visokių sportininkų žvaigždžių susirinktų, galima įsivaizduoti. Pas kiekvieną būtų nemažai. Ar kolūkio pirmininkas, ar dar kas ateitų. Ta prasme, čia yra va toks dalykas, kad linkėti, kad išsipildytų visos svajonės, tai nedaug dieve. Jeigu nesusitvarkėm su tom svajonėm ir jų visų neanuliavom, jas visas reikia tiesiog išvalinėti. Šiandien mes to neužsiimsim. Barbės pižama. Barbės pižamą buvau gavus anuose metuose. Gavai turbūt savo vaikystės svajonę. Nuostabu. Vat kaip būna su tom svajonėm. Taip kad nelinkėkim kitiems, jeigu nenorim jiems blogo. Tik tiek. Geriau jau palinkėti meilės, šviesos, ramybės, kažkokios tai ten, nežinau, kokio ten gėrio, taikos, va tokių dalykų, bet ne tų svajonių išsipildymų, kur mes net nežinom, ko tas žmogus prisisvajojęs yra. Gal jis blogų dalykų prisisvajojęs yra, iš viso realiai blogų, priešiškų netgi gerai valiai. Aš pasveikstu ar sveika? Sveika. Jau sveika. Nes pasveikstu yra ilgas procesas. Sveika, aš sveika, Loreta. Jau galutinį žodį sakom. Ne pakeliui, ne aš rašau, bet aš parašiau. Aš sveika. Dar kokiu nors galbūt yra iškyla klausimų. Berašant. Ir kai surašot viską, kas liečia jūs, tos rezultatus savo gražius, aš labai kviečiu į savo tą manifestacijų visą rutulį sudėti ir tas bendruosius dalykus. Ne savo asmeninius, bet be jų mes negyvensim. Tai yra tokie kaip šviesos pergalė. Pilna šviesos pergalė. Praregėjimas, žmonių prabudimas. Žmonės aplink mane yra prabudę. Tiesiog linkime šito, kad kuo daugiau šviesos būtų žemėje, kad kuo daugiau, kad greičiau ir ateitų tas laikas, kada mes iš tikrųjų išsilaisvinsime šitos tamsos nasrų. Tai mūsų šviesos pergalė. Tai yra visai žemėje. Mes gyvenam laisvi. Mes gyvenam laisvi. Aš gyvenu laisva. Jau vien tas žodis aš keliauju daug reiškia šiais laikais. Aš jau tą sakiau pradžioj. Pakartosiu. Mes laisvi. Su ta nuosavybė pasakysiu lygiai tas pats. Pagal planą tamsųjį mes turim prarasti visas nuosavybės. Tarsi per gerą darbą, taip kaip per vakciną, prarasti, nustoti sirgti, kam tai asocijuojasi su tuo, bet maždaug taip. Tai lygiai taip pat ir nuosavybės praradimas yra numatytas per anuliavimą skolų. O tai reiškia, mes prarandam viską, ką mes turim. Nuosavybę norima atimti. Tai yra juodasis planas. Mūsų planas yra laisvė ir nuosavybė.
Ta prasme, kad jeigu tu turi nuosavybę, jinai lieka tavo nuosavybė, jinai yra tavo nuosavybė, viskas. Ta prasme, aš turiu nuosavybę ir niekas jos iš manęs neatėmė. Ir tiesa, nepasakiau šito, neužryškinau, kad jokių būdų nenaudojam žodelio ne. Dabar nesugalvoju. Aš nebijau. Netinka sakyti. Aš gyvenu be baimės, be baimių. Aš laisva nuo baimių. Nebijau, bet be baimių, laisva nuo baimių. Tai vat kaip pavyzdys. Tiesiog nenaudojamas niekur žodelis ne. Jokiuose užkrovimuose, jokiuose meditacijose netinka, todėl kad mūsų pasąmonė žodelio nefiksuoja ir gaunasi priešingai, gaunasi aš bijau. Taip kaip nevok, nežudyk, nepaleistuvauk, mūsų pasąmonė girdi žudyk, paleistuvauk, vok. Šitie teiginiai, jie mūsų pasąmonė yra priešingi dėl to, kad yra neveikianti visiškai, neveikia. Gerai. Nenaudojam. O kam sakyti nenaudojam, jeigu sakyt galim naudojam? Jeigu nori sakyti nenaudojam alkoholio, sakyt gyvenam be alkoholio. Arba naudojam kažką priešingai, jeigu mes turim kažką naudoti. Bet nenaudojam nereikia sakyti ne. Netinka. Sakom naudojam arba gyvenam be kažko. Be, laisvas nuo, va šitokios frazės lengviausiai keičia ne. Viskas esamuoju laiku arba atliktiniu dar, Aida. Ne aš einu, aš atėjau, galima sakyti. Aš esu, taip. Aš esu tas ir tas, tada esamasis, bet gali būti jau atliktinis, kaip pavyzdžiui, aš išleidau. Ne aš išleidžiu, bet aš išleidau. Jau gali būti ir atliktinis. Ir išleidau, ir atliktinis, ir dabartinis, jie praktiškai analogiški yra. Galima ir tą, būdų jie tinka. Bet jokių būdų ne tęstinis laikas, kur sveikstu. Ar pasveikstu, tokie netinka. Dar kokių? Jeigu kyla kokių klausimų, sakykit ir mes toj pat pereisim prie meditacijos. Jeigu baigėt, rašykit, kad jau viskas, lapai visi užantspauduoti. O kaip suformuoti aš bendrauju su kūrėju? Aš bendrauju su kūrėju. Atviras kanalas su kūrėju. Bet čia kaip ir ne manifestacija, čia kaip ir mūsų gyvenimas, aš nežinau, kam jau visai nesuvokiama, kaip ir tai darosi, čia dar visiškas, aš girdžiu kūrėją galbūt taip, ties kam aš aš girdžiu kūrėją. Klausimas, Indrė, paskutinė šią savaitę buvo tokių sunkokų atakų iš buvusio karminio, buvusio partnerio, išlaikiau egzą kaip nauja. Galiu rašyti gyvenu be karmų, įžadų, pasižadėjimų iš praeities. Genetinio lygmens. Galvoju. Aš to net į manifestaciją nerašyčiau, aš tą prasimedituočiau, prasidirbčiau ir padėčiau tašką. Dėl ko tai turėtų būti... Reikėtų pagalvoti, žinok, kas traukia tą karmą, kodėl jinai dar vis sukasi. Tada reikia prasidirbti ją, susidėlioti, žinok, reikia. Nes čia į tą manifestaciją kaip ir mes jau žinom, ko norim, kaip ir viskas išspręsta, reikia pradirbti, tai tiesiog išsigydyti ir viskas. Ir čia į manifestaciją vis tiek reikės tą patį atlikti. Tu žinai, pavyzdžiui, taip kaip sakytum, aš gyvenu be baimių. Tai tu paėmei kursą be baimių ir dirbi su be baimių. Nu, vat ir viskas.
Ta prasme, tau net manifestuoti nėra ką, nes tu jau žinai, ką daryti. Jeigu tu ten visiškai naujokas žalės ir nežinai, kuria kryptim pasiduoti ir tave ten kankina nerimas, baimės, panikos atakos, tau reikia dar iš jų išeiti. Aš gyvenu be baimės, tau atrodo, oi, čia dar kada nors, gal kaip nors, ojojoj, utopija. Tada jo. Bet tau jau esant toj vietoj, kur tu esi, tai jau nebe manifestacijos vieta, tai jau yra kaip prasidirbimo momentas. Nu, prasidirba ir viskas, ta prasme, šiai manifestacijas aš net nežinau, kuo įtraukti. Aš gerai miegu ar kitaip. Nu, va dabar, geras klausimas, aš gerai miegu, o kas pasakė, kad tu turi gerai miegoti? Tu turi išsimiegoti dalį. Būti išsimiegojus, pailsėjusi. Aš keliuosi pailsėjusi. Va turbūt rytais aš keliuosi pailsėjusi ir pilna energijos. Va šitaip aš suformuluočiau šitą momentą. Nes gerai miegu, to kaip ir jis neturi nieko savyje. Todėl, kad kas tau sakė, kad tau leis miegoti? Mane žadina kiekvieną naktį ir aš turiu kažką tai padaryti naktį. Ir mano gerai miegu, tai reiškia, aš medituoju. Ir tas gerai, tai dar labai skiriasi tarp vieno gerai ir kito gerai. Dėl to keliamės pailsėję, išsimiegoję, pilni energijos, va tokie va. Galim sakyti. Dar kokiu nors? Ar yra, bet gerų klausimų iš esu galvoju, taip net nesugalvočiau. Bet kaip kiekvieną kartą rašant, kiekvienas žmogus turi savo tą kažkokią tai mintį ir ją kiekvieną visai kitaip skamba. Jeigu nesugalvosi tokios minties, tai tiesiog ir nekyla toks klausimas. Labai įdomu. Klauskit dar kas nors, nes kuo daugiau jūs užduosit klausimų, iš 100, vėl 101, jis pavaikščia aukštyn žemyn ir 101, nu kaip gražu. Kuo daugiau jūs užduosit klausimų, tuo geriau bus visiems kitiems 100, kurie klausysis po mūsų. 102 prisijungia ir jam bus labai gerai žinoti, ką daryti, nes jis negirdėjo pradžios. Taip, kad klauskit drąsiai, rašykit, tikrinam kiekvieną frazę, jokių problemų su to nėra, nesigėdinam, nebijom ir visiems bus naudinga. Ir jūs užsitikrinsit ir kitiems bus nauda. Bet kokią abejonę keliam į paviršių. Kas jau užbaigėt, rašykit baigiau, arba jeigu nebaigėt, rašykit labai stipriai nebaigiau. Kai rašai jausmas, svarbu ar kaip? Kai rašai jausmas. Dabar taip, jausmas, Aida, tu turi omeny, kad pavyzdžiui pajausti, sakykime, kaip būna ten pajausti, kaip aš jaučiuosi naujuose namuose arba naujoje mašinoje, ar ne? Va tokį tu mintį, tą mintį turi, ne? Šitoj vietoj mes neinam į kaip čia dabar tas žodis, aš pamečiau, kaip jis vadinasi, ne manifestavimas vadinasi, bet, nu kaip, sakykit, kaip kitaip vadina, planavimą tą savo visai priekį, tą manifestavimo lentą, nu jo, manifestavimo, bet mes šitą visą turinį savo, galima sakyti tą jausmą taip, gerai, galima jį įtraukti, sakysim, aš jaučiuosi savo namuose, aš jaučiuosi mašinoje šitaip ir šitaip, galima sakyti taip. Arba aš jaučiuosi savo šeimoje, savo santykiuose jaučiuosi. Gali būti, jo. Iš kitos pusės mes dabar nedarysim šitoj vietoje, šito momentu mes nesiplečiam į kiekvieną detalę, kiekvieno daiktą. Aš sakau, dėl ko? Dėl to, kad mes paliekam erdvę korekcijai. Jausmas gali likti, kaip tu jautiesi, teisingai, bet jeigu tavo namai, sakysim, keičia formą iš nuosavo namo, sakykim, į nuomojamą, kaip mes ten pradžioje nekalbėjom ir, sakom, aš noriu turėti namus ir kokie tie namai, žinai, nuomojami namai, vaikų namai, kaip ten Garfieldas sako, čia kokie namai, senelių namai. Tai
šitoje vietoje, jo, tada jausmas jis išlieka, ta prasme, jis gali ir vienuose namuose būti, ir kituose namuose, ir galų gale net namuose ant ratų gali būti tas jausmas, ar ne? Jau jausmą mes nešame su savim, tai aš taip jaučiuosi savo namuose, savo gyvenime, savo veikloj, savo, kažkur kame, ką aš darau, aš taip jaučiuosi savo santykiuose. O kas tas žmogus? Jokių būdų negali būti, pasakykime, santykiuose negali būti konkretus žmogus, jokių būdų negalima manifestuoti konkretų žmogų. Nes kiekvienas turi laisvą valią. Tai gali būti tiesiog bendrai bruožais apibūdintas, kad dėl partnerio manifestavimo turėtų būti visiškai atskira istorija. Čia mes bendruoju būdu galim įtraukti, bet tai nėra konkrečiai partnerio manifestavimo meditacija. Ten turėtų jau būti daugiau detalių, ten jau išjautimas jau konkretus. Šičia mes apie tai bendruoju būdu mes galim. What does it take? Ką tai... Vėl pamiršau. Jūs žinot ką? Kaip aš pamirštu tą frazę. Žodžiu, jo. Ko reikia, kad, Ko reikia, kad aš turėčiau, sakykime, kad sutikčiau savo sielos draugą, kad mes, žodžiu, čia jau yra, sakau, daug labai niuansų, daug labai detalių ir čia aš į šitą gelmę nesivelsiu. Bendruoju būtų galim įtraukti. Bet jau į jausmus, ta prasme, į konkrečias detalės, kai kurių dalykų mes nebesivelsim. Esu su savo artimaisiais, jų ratėm. Dabar, kai mes atskirti nuo artimųjų, mums atrodo, kad, tai bent manifestacija. Bet galbūt... Jeigu, sakykime, dėliojasi viskas kitaip ir, natūraliom sąlygom, be jokių užkardų ir šitų nesąmonių, kurios baigėsi, kas gaunasi? Mano manifestacija yra, aš esu su savo artimaisiais, o mano planai visiškai pasikeitė gyvenime. Aš iš viso noriu, sakykime, išvažiuoti ten į Ameriką. O manifestacija yra su artimaisiais. Ir tu prisiriši save prie artimųjų. Čia kažkaip man neskamba šitas dalykas su savo artimaisiais. Kas tie artimieji? Tada klausimas, jeigu artimieji tai yra tavo pačio šeima, tavo vaikai, vyras, tada viskas taip, tada jo. Nes tie artimieji tai ir tėvai, ir daugiau gali būti žmonių artimieji, labai abstraktus žodis tie artimieji. Su savo šeima, su savo tėvais, o čia būtų konkrečiau. Aš nesakyčiau šitaip, jokių būdų, jokioje manifestacijoje, nes mes pririšim save ir paskui, žinokit, ten interpretatorių nėra. Mes ir taip jau sakau, darysim viską pačiu švelniausiu ir pačiu lankščiausiu būdu. Jokių būdų nemanifestuosim labai didelio konkretumo. Aš vengiu konkretumo šitokiais atvejais. Nes konkretumas, jisai gali būti tokios grandinės, kad paskui verki, staugi ir nežinai, kurią kryptim pasiduoti. Darbą praleidau. Kaip parašyti, kad noriu sutvarkytų, pagerintų santykių su tėvais? Mano santykiai su tėvais yra nepagerinti, bet yra geri. Kodėl mes turim pagerinti? Mes galim turėti gerus. Teisingai. Jeigu mes vietoj turėjimo idealių santykių su tėvais mes juos turėsim pagerintus, mes džiaugsimės. Dėl to visą laiką siekim aukščiausio. Jeigu mes pasieksim pusę, mes turim turėti jau labai daug. Taip turi skambėti mūsų manifestacija. Jei aš pasieksiu, sakykim, aš visiškai sveika. Ir jeigu iš to visiškai sveika ten man nusidaužiau mažai pirštelį ir man jį skauda, nežinau, ką nors pasidariau tokio. Kažkokia smulkmena yra, bet visa kita pas mane yra gerai. Ir tas pasveiko, ir anas, ir tas, ir trečias, kitas, viskas gerai, tik kažkokia smulkmenėlė liko. Tai nereiškia, tai viskas, mano manifestacija neišsipildė, bla 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 bla. Bet jeigu tu sakysi, kad tik tai šita liga pasitrauktų, o visa kita nesvarbu, tai... Aš tokiais atvejais klausiu, o tau kaip atrodo tas pas Dievą ten lempos prigės, jeigu tau energijos išskirs tiek, kad pasveiktų visas kūnas. Ta prasme, jam pritruks kažko, tai kam kažko pritruks, jeigu tu gausi pakankamai.
Dėl to uždėkim tą kartelę maksimalę. Aš turiu gerus santykius. Gerus, idealius santykius. Kodėl ne? Jeigu ir liks kažkokių ten niuansų, dzin, bet tai jeigu mes pradėsim nuo tos, kad tik tai būtų pagerinti, tai kurioje vietoje tas pagerinti? Jau rytoj jie gali būti biškutį pagerinti ir tu išpildai savo visą užsakymą. Ar tinka esu savo... Ai, tai atsakiau. Vizualizavimas. Aišku, jo, Sigita, jo, aš jaučiu, kad kitas žodis. Nenaudojau, seniai labai ir pamečiau. Myliu ir priimu save. Ar tai labai skamba kaip afirmacija? Labiau skamba afirmacija. Aš myliu ir priimu save. Galvojam, Karolina, toj. Aš myliu. Nu, matai, aš čia vėl savo mokinėms sakyčiau, tu jau dabar tą gali užsikrauti ir viską turėti. Ir turėti kaip 10 metų tikslą, aš myliu save, tai kaip ir toloka, mes šiandien turim mylėti save ir priimti save. Tai turi būti šiandien. Aš jau jo net nenukelčiau net rytojui. Aš to net rytojui nenukelinėčiau. Jeigu aš jaučiu, kad aš nemyliu savęs šiandien, aš su to tvarkausi šiandien ir aš negaliu to manifestuoti į priekį, kad aš kada nors mylėčiau save. Nes aš kartoju dabar, dar kartą, ką aš jau sakiau milijoną kartų, kad kaip aš myliu save, taip aš myliu savo artimą. Kaip aš priimu save, taip aš priimu savo artimą. Ir jeigu aš nemyliu ir nepriimu savęs, aš nemyliu savo artimų. Kas aš tokia? Dėl to tas myliu ir priimu save, čia yra pamatas, čia yra pagrindas, nuo to viskas tik prasideda. Aš šito nedėčiau į jokias manifestacijas, nei afirmacijas, čia net ne afirmacija, čia yra gydymas, čia reikia sutvarkyti. Su šito mes dirbam ir kursuose visur, čia yra visada, čia visos problemos yra, viską, ką mes mokomės per savo gyvenimą, kur eini per savo patirtis kažkokias, tai santykiuose kažkokiuose, tai nepagarbą patiri, stumdymą, kažkokius tai netikusios kitus dalykus, jie visi šitie žmonės aplink tave mokina tave mylėti ir priimti save. Viskas. Jie visi mokina. Ir jeigu mes liksim mokintis visam savo gyvenimui 2 iš tų dalykų ar 3 dar gerbti save, tai, aš sakau 4. Myliu, priimu, vertinu, gerbiu. Tai vat šitie pamatiniai 4, ant ko stovi visas gyvenimas, dėl ko mes atėjome į šitą mokyklą, į šitą žemę, mes atėjome išmokti visi. Visi iki vieno. Pirmiausia, mes atėjome išmokti mylėti, priimti, vertinti ir gerbti save. Po to kitus, jaustis mylimais ir taip toliau jau šitie visi. Šitas 4 yra visko pamatas. Ko mes atėjom pirmiausia. Kai mes padarom šituos, tada visa kita. Nieko kito nėra, kai šitų 4 neišpildėm. Toliau mus stumdys, toliau mums nesiseks, toliau mums bus blogai, tol, kol mes neišmoksim šitų pamokų. Šitas pamokas reikia išmokti čia ir dabar. Jų negalima nukelinėti. Ir į jokias meditacijas neįkelinėti, jas reikia tiesiog daryti. Kaip atsisakyti sukaupto turto, kad lengvai paleistum? Labai įdomu. Mes su šito visur pas mane taip yra. Mes su šito dirbam džiaugsmo kupini namai, jeigu tai kalba eina apie rusišką razgrūšką visą, razgrūženiją, iškrovimą savo turto. Jo, aš taip suprantu, kad tai bus. Iškrauti šlamštą, kuris nebereikalingas ir ne tik šlamštas, bet tiesiog nereikalingi dalykai. Juos reikia tiesiog tvarkyti lauk. Dėl ko ateikit į kursą, ten 50 eurų ir meditacijos visos sudėtos į vieną vietą, mes tvarkomės namus, ne tik tai iškraunam, išsilaisvinam iš tų, matote, įsitikinimų pa žmonės yra labai daug ir ne tik įsitikinimų, bet programų kaupimo. Ir toj vietoj jokios gėdos nėra, ne dėl to, kad gėda ar dar kažkas, o čia žinai kaupia, kaip jis gali, kokia kvailystė, nesąmonė, ne apie tai kalba. Kalba yra apie tai, kad yra patirtys, tėvų, senelių, prosenelių patirtys, kur buvo išgyvenimas kaupti, viskas saugoti, vieno vaiko palos nueina per visus vaikus, viskas išausta rankomis, viską išsaugoti reikia visiems, brangu, sunku,
reikia pasidėti, reikia susikaupti, reikia prisikrauti ir taip toliau. Valgyti pritruks, jeigu mes nemėtyk duonios kąsnio, suvalgyk iki paskutinio trupinio, gerbk mylėgi maistą ir jeigu tu ten išmesi, tau bus blogai, nesvarbu, kad sprogsti, bet vis tiek kiški pilvą ir taip toliau. Tai prasme, šitie visos kaupimo pamokos ir patirtys ir įsitikinimai, daugybė dalykų, dėl ko mes kaupiam daiktus. Ir kitiems žmonėms juos atsisakyti yra apskritai katastrofa, jiems griūna visas gyvenimas iš po kojų, jie jaučiasi nesaugiai, jiem atrodo baisu, jiem atrodo, kad viskas šakės, badas, maras rytoj ir jeigu aš išmėsiu šituos kaliošus, kur jau 15 metų nebuvau apsiavusi, bet o jeigu man jų prireiks ir ištiks toksai tvanas, kad be kaliošų neišeisiu, tai kas tada bus? Ir jiems tragedija didžiausia. Dėl to su šituo reikia tiesiog dirbti meditacijomis. Ateikit Karolina į šitą mano džiaugsmo kupinį. Kas čia dabar? Ten veikia? Kažko tai mano kompiuteris. Sorry, having problems. Aš tikiuosi, ten dar viskas veikia. Lauk, aš perkraunu ekraną savo. Viskas tvarka. Gerai, čia pasileido, gal viskas gerai. Tvarka. Tai va, taip, kad ateikit tą kursiuką ir ne tik tai išsimėši viską, bet ir susitvarkysi pačiu geriausiu ir tinkamiausiu būdu savo ir ilgam. Tai va. Toliau. O jei noriu keliauti į Balį, turbūt, ar ne, o vyras į Graikiją, tai Balių. Gerai, čia suredagavo. Tai kas bus? Nieko nebus. Kas stipresnis, tas gudresnis. Čia taip kaip su vaikais, gali nieko nebūti. Tarp kitko, su vaikų programomis, kodėl nėra vaikų, dažnai būna iš tos pusės, kad vienas nori berniuko, kitas nori mergaitės, nėra vidinio sutarimo ir yra labai stiprus matymas. Vienas mato tik mergaitę, kitas mato tik berniuką ir niekaip neteina siela, nes kūnas nepasirinktas. Taip ir čia gali būti, reikia susitarti. Davai pirma Balius, o paskui Graikija. Arba kodėl ne abudu kartu tada, biški ten ir biški ten. Daryti tada kompromisus kažkokius tai. Arba išleiskite mane į Balį, aš paskui su tavim dar nuskrisiu ir į Graikiją. Galim ir šitaip. Tai va, taip, kad čia jau pažaisti reikia su šituo. Bendrai, matot, čia jau yra gyvenimas. Mano namus aplanko šviesų žmonės. Mano namus aplanko, kaip suprastat, aplanko. Svečiuojasi, pas mane yra, mano namuose yra, aš turiu draugų, mano namuose, mano namai. Dabar vėl užsikrausit savo pilnus namų apsilankančių šviesių žmonių, atvažiuosiu aš pas jūs ir gyvensiu Virginija ir bus jums šakės. Apsilankė. Šviesus ir ilgam. Kažko man kito norėtųsi. Kažko man kitaip norėtųsi pasakyti. Čia labai didelė abstrakcija. Aš turiu draugų. Aš turiu šviesių, išmintingų, nubudusių draugų. Tos frazės tokios abstrakčios, mano namų durys atviros ten. Kad tik nebūtų paskui per daug atviros, paskui nežinosi, per kurį galą išstumti tos šviesius draugus. Čia nežinau, ar aš juos visus susileiščiau į savo namus, geriau pagalvoti. Čia galima net apeiti tokį klausimą visai nedėti, o vietoj to tiesiog, kad yra šalia manęs žmonės. Aš turiu su kuo bendrauti ir panašiai tokie, kad mes kalbame, susikalbam ir esame artimos sielos, draugiš šitos giminingos sielos ir panašiai. Vyksite į abi šalis kartu teisingai. Ar tikrai nori prisirišti ir pririšti artimuosius? Gal artimieji mane supranta ir palaiko? Gali būti ir taip. Ačiū, supratau, kažkas atsakė, atsimenu dabar. Jis visai į Balį nenori. Nenori į Balį, tegul išleidžia tave, kokia problema. Skrisim kartu, Aida, tegul tik tai nuperka tau bilietus, mes rasim, kaip išspręsti šitą problemą. Rasim kaip. Tu tik tai pradėk tą kryptimį, judėti aš prisijungiu, mes netoli. Vis tiek aš skrendu per tą pusę.
Iš mano kaimo nieks neskrenda. Aš patiriu transformacijas geresniam savo gyvenimui. Transformacijos, aš manyčiau, yra pakeliui, norint turėti visą kitą. Mes jų neišvengsim. Mums jų net susimanifestuoti nereikia, manau, net praktiškai nereikia. Žmonės pastringa ir jie turi problemų dėl to, kad jie nepasiduoda transformacijom, nenori pasiduoti transformacijom, o jos neišvengiamos. Jau esant, Daiva, tau konkrečiai, aš sakau, galbūt kažkam kitam tai būtų kitoks atsakymas, bet tau jau esančiai šitam kelyje, aš sakyčiau, kad viskas tvarkoj, ta prasme transformacijos yra. Vyksta, mano gyvenime vyksta transformacijos, mano gyvenime vyksta pačios geriausios transformacijos pagal kūrėją. Nu, galbūt taip dar. Geresniam savo gyvenimui, to nereikia visai galo. Vyksta pačios geriausios transformacijos. Nežinau. Kūrėjas, jisai jau įkėlęs koją į tavo gyvenimą, tu ten nebeišvengsi tų transformacijų, būk rami. Jo, matai, dar ir Rema varo. Nu tai viskas, varom visos į tą Balį ir viskas bus liuks. Kokiem 2 mėnesiam nepamirškit bilietus atvirus pirkti. Važiuojam toliau. O kaip geriau, aš esu laiminga, ar geriau jaučiu laimingą? Aš jaučiuosi laiminga. Aš jaučiuosi laiminga, aš esu laiminga, tinka viskas. Laimės jausmą nereikia čia tą. Jaučiuosi, iš principo, laiminga. Suprantat, mes galim nuspręsti. Ir mes sprendžiam. Ir mes nesijaučiam laimingos tik tai palyginamojoje skaliai. Mes galim jaustis laimingos, tokia faina diena, tokia wow, liuks, taip, kaip ant sparnų. Ir kas nors susivaidena mūsų akise, palyginamojoje skaliai parodo, kad nieko čia viskas šūdas, tai čia nieko gero ir vat, pas aną tai gerai, o pas mane nieko nėra. Ir šitoje vietoje mūsų laimė dingo. Ar kažkas pasikeitė mūsų gyvenime? Ne. Mūsų mintis nunešė mus, palygino mus, mums pradėjo burti į ausis visokias vėjus, kad tu nesi laiminga. Kad vana tai laiminga, tu pažiūrėk, kokią nuotrauką įdėjo, kas per suknelė, pažiūrėk, į ką tu panaši, ar tu gali būti laiminga. Ir viskas, ir laimę nunešė. Tai va, čia ta laimė, jinai tokia yra raumuo, jeigu taip galima pasakyti, kurį mes galim nuspręsti, turėti ir viskas. O nelaimingos pasidaryti mes galim labai lengvai, sakau, tik pasimti, pavartyti kažkokį tai žurnalą ir pamedituoti priešingų būdų. Mane supa šviesų žmonės. Taip, va šitas jau gerai. Jolanta, ačiū. Dėkoju, kaip gera, kad paklausiau. Virginija, taip. Ir aš į Balį kartu. Nu, va, jau pradėjau, o čia klausykit, hebra, jau čia manifestacija įvyko labai konkreti, visos varom į Balį. Taip, kad, kada? Datą kas nors turit? Einam traukti bilietų dabar. Man atrodo, traukiam iš karto. Girdėjau kažkas su Singapūro linijomis blogai, jas reikia dar premedituoti. Žinot, ką pasakysiu jums, čia gera idėja man nešovė, atėjo. O kaip parašyti, aš suprantu savo gyvenimo misiją, aš atradau. Aš žinau, aš atradau, aš įėjau į savo misiją. Mano gyvenimas prasmingas, ta prasme, aš jaučiuosi aš esanti savo vietoje. Daugybė visokių tokių, visos jos tinka, visos gerai. Ta prasme, taip kaip tau jaučiasi geriausiai, čia visos jos tinka. Ką aš jau pasakysiu dėl Balio? Mūsų manifestacija dėl Balio, tarp kitko, gali būti raktinė ir labai svarbi. Žinot kam? Girdėjau, kad ten su Singapūro linijomis kažkas tai yra ne taip, ta prasme, jie ten užsilenkė reikalavimus ar dar kažką. Taip kad kadangi mes keliausim be vakcinų, be kokių ten tų pasų, be kažkokių tai testų ar dar kažko, mums turi būti kelias žalias, atviras. Taip kad mes medituodamos kelią į Balį, mes sutvarkom visas linijas tas avia pakeliui. Arba mums paskirs atskirą lėktuvą. Antivaksiniams.
Aš esu antgamtiška. O, gera manifestacija. Antgamtiška. Mes einam kiaurai. Mes esam antgamtiškos. Jūratė, tu birželio 1 specialiai pasakei čia, kad gimtadienį į Aido švęstumėm. Birželio 2 Balyje. Irgi gerai, užskaitau. Linksmai mes čia naujus metus švenčiam. Tarp kitko, nežinau, ką daro šiemet norvegai, bet pas norvegus tokia tradicija buvo, kad šitame, vadiname, Julė Rūm jie vadina, tame tarpe tarp kalėdų ir naujų metų, jie šitą periodą vadinama kalėdų namai, kažkaip taip, kalėdų kambarys gaunasi, jeigu pažodžiui. Šitame periode jie mėgdavo planuoti savo vasaros atostogas. Ką pernai suplanavo, jie tą viską susigrąžino jau, aš manau, šitais bilietais arba pinigais, arba grįžo į jų korteles tas lėktuvų, ką jau jie buvo, nes jie planuoja ir perka bilietus būtent. Yra populiaru daryti šitame periode, ten šeimos susirenkantis, nes tarėsi, kas ką daro, kada kokius, ten jeigu turi bendrus kažkur tai namus, kaip jie ten važiuos, kur atostogaus, ar Norvegijoje, ar į užsienius. Žodžiu, jie planuoja savo atostogas. Tai va, mes lygiai taip pat, čia man atrodo smagiai ir vykdom tą pačią misiją. Ir susiplanuoti savo atostogas šią vasarą labai faina. Užskaitau. Kuo mūsų daugiau, tuo stipriau. Taip kad, liuks. Atidarysim Balį. Gražina. Yra 2 aukštų lėktuvai. Normaliai viskas bus. Atsisiųsim iš Amerikos vieną, ten jie irgi bankrutuoja. Sutilpsim. Viskas bus gerai. Jau atrodo atėjom su gera nuotaika iki pat meditacijos ir galim jau visą tą užanspauduoti reikalą, ar ne? Kaip jaučiatės? Surašėm viską, papildysim dar, jeigu ką prie balio norėsit pridėti. Gerai? Viskas. Aš dedu kompiuterį į šoną ir eisim prie meditacijos. Jūs irgi dėkite jau tušinukus į šoną. O, kažkas ir įvarė didžiausią komentarą tuo momentu. Kol ateis iš manęs, ant gamtinės, kai kurios bus tilpsim. Tai visos ant gamtinės būsim, tai ten mes 3 į vieną vietą, ar ne, Aido? Irgi gerai. O dar kažkas parašė, tą ilgą perskaitysiu, kai ateis iki manęs. Kas ten per ilgas toks komentaras ir jis iki manęs neteina. Taip stipriai atsilieka kompiuteris nuo telefono. Kas ten parašė? Kaip ir viskas, tai kas čia dabar man išlindo toksai ilgas ten tekstas ir čia jis prapuolė, čia netėjo. Nesupratau. Ok. Gerai, viskas, tada šitoje vietoje jau tikrai baigiam ir einam prie meditacijos. Ok? Užsimerkiam. Įkvepiam, iškvepiam, atsipalaiduojam. Atpalaiduojam savo veido odą. Laudė, aš pasakysiu vis dėlto, kad man tyliau šiaip iš kokį būtų. Ar man trukdo tavo balsas? Jaučiu dublį. Negaliu kalbėti. Dar kartą įkvepiam, iškvepiam. Atpalaiduojam savo pilvą, padedam į šoną visas šnekas, atsileidžiam. Ir paimam visą savo sąrašą. Visą savo sąrašą.
Nereikia jo būtinai turėti rankose ar dar kažkaip, tiesiog savo mintimis mes jį turime visą priešai save. Ir jeigu ką pildysim, tai irgi paskui papildytas bus, jokių problemų. Kada bedarytumėt, kaip bedarytumėt, tai galima kartoti, tai vėl ir vėl ir vėl. Ir dabar pirmiausia, ką mes padarysim su šituo sąrašu. Pripildysim jį šviesa ir meilė. Kad viskas, kas vyks mūsų gyvenime, per visus tuos metus, mes kalbame, yra pripildyta šviesos ir meilės. Dabar mes paimame visus ateinančius metus. Ir žinot, paimam juos tokius, kai būna saldainių dėžutė. Šokoladiniai saldainiai sudėti į tokius savo. Kiekvienas turi savo dobytę, savo indelį. Va tokį didelį kalendorių, kur visi metai yra va tos nišos, jos dar tuščios, jose nieko nėra. Mes turim visus savo metus priešai save. Ir pirmiausia, ką mes padarome, tai užpildome visas šitas nišas, padedam tokį kaip pamušalą. Mes pripildome jas šviesa ir meilė, paklojame jas kiekvieną dieną, visų metų, kiekvieną dieną atskirai. Pripildome, paklojame ten į dugną, įklojame jas šviesą ir meilę. O dabar mes užpildome visas tas dienas. Visų, ko tik reikia, kad visos mūsų šitos svajonės, planai, tikslai, užmanymai, patirtys, rezultatai, visa tai, ką mes surašėme, kad jie ateitų į tą momentą, kai yra viskas taip. Vieni jie bus išpildyti anksčiau, kiti vėliau, kiti nueis dar toliau, negu mes įsivaizduojame. Bet dabar visos dienos užsipildo kažkuo, kas veda mus artyn tų rezultatų. Mes turim rezultatą užfiksuotą savo lape, o visos dienos prisipildo žingsneliais, mažais žingsneliais, kurie atveda mus į tą dieną, kuomet tai jau yra rezultatas. Prisipildo visos dienos. Jos pilnos. Jos pilnos mūsų emocijų, jausmų, patirčių, veiksmų, gyvenimo. Ir juose visose yra kažkas, kas priartina mus prie to rezultato. Kiekvieno rezultato atskirai, ar visų kartu, visiškai nesvarbu. Visa tai vyksta pačiu geriausiu ir tinkamiausiu būdu, laiku, pagal Kūrėją. Ir kai jau pripildėm visas dienas šitų veiksmų, darbelių savo, ar kažkokių tai įvykių, stebuklų, dar viską pabarstom stebuklais. Pabarstom stebuklų ant viso to kalendoriaus, netikėtumų, Kūrėjo prisilietimų, netikėtų, siurprizų, gerų, gražių siurprizų, kur mes nustembam, apsidžiaugiam, vau, sakom, va kaip tai būna. Prisibarsto į tas dienas ir džiaugsmo akimirkų.
Visa tai, kas geriausia, kas tinkamiausia, kas mums reikalinga, viskas ateina lengvai ir sklandžiai ir pripildo visas šitas dienas. Ir vėl viską užliejame šviesa ir meilė. Taip kaip šokoladu. Užliejam šviesą ir meilę. Visi šitie mūsų užmanimai, tie rezultatai, kokius mes susirašėme, kaip tai turėtų atrodyti, kur mes turėtumėm būti, kas mes turėtumėm būti, kaip turėtų atrodyti mūsų gyvenimas ir panašus dalykai. Mes visą tai atiduodam dabar šitą lapą į Kūrėjo rankas. Atiduodam jam su pasitikėjimu, kad jis išpildys tai pačiu geriausiu ir tinkamiausiu būdu mums. Tiesiog nuves mus į ten pačiu geriausiu ir tinkamiausiu būdu. Pakoreguos, jei ką reikės pakoreguoti. Ir dar gausim visko su kaupu. Viskas ateis dar su kaupu. Atiduodami jo rankas korekcijai. Leidžiame jam prafiltruoti tai. Ir jeigu ten yra įnešta kažkas, kas mums neš skausmą, netektį, surišimą, taps kažkokiu inkaru, te būna tai išvalyta. Visa tai, kas buvo įrašyta ten dėl mūsų supratimo, riboto supratimo, dėl mūsų nežinojimo, dėl aplinkybių susiklostysiančių nežinojimo, kas nėra mums palanku, negerai, tegul būna iš ten išvalyta Kūrėjo šviesa. Tiesiog ištirpsta tos eilutės. Arba koreguojasi į tokias, kokios jos yra mums geriausios pagal Kūrėją. Ir pamatykim save lengva, skrendančią per visas šitas dienas, tokia kaip plunksnelė, nuo dienos prie dienos, lengvai viskas, sklandžiai, be įtampos, be blaškymosi, be nežinios, bet su žinojimu, ką daryti, kaip daryti. Mūsų visi žingsniai, didieji žingsniai, kuriuos mes ten užrašėme, metai, 5 ar 10 į priekį, jie susiskirsto į daugybę mažų žingsnelių, kurie yra lengvi, kurie vyksta sklandžiai, su malonumu. Jeigu mes sutinkam kažkokią tai kliūtį, mes žinom, kaip ją apeiti. Mes žinom, ką daryti. Jei reikia kažką išgydyti, mes žinom, kaip tai padaryti, mes tiesiog susitvarkome tai. Viskas vyksta lengvai ir sklandžiai. Ir šitaip mes einam iš dienos į dieną, iš dienos į dieną, iš dienos į dieną. Kiekvienoj toj dienoj yra daugybė valandų, minučių, sekundžių ir kiekvienoje iš jų yra Kūrėjas ir mūsų sąmonė. Mes esame visame kame. Nėra laiko buvo, nėra laiko bus, visada viskas yra. Ir dėl to mūsų šitas rezultatas, mes jį užrašėm kaip yra, nes jis yra. Tai yra mūsų realybė. Ir mes sakome, kad mūsų realybė, mano realybė, kiekviena gali savo sakyti, mano realybėje viskas vyksta lengvai ir sklandžiai. Mano realybė yra stebuklinga. Mano realybėje vyksta stebuklai. Mano realybėje vyksta stebuklai. Mano realybėje viskas vyksta pačiu geriausiu ir tinkamiausiu būdu pagal Kūrėją.
Užsikraunam. Ir jeigu aš susiduriu su kažkokia kliūtim, aš žinau, kaip ją pašalinti. Man ateina atsakymai, man ateina žinojimai, man ateina informacija. Viskam, ką aš turiu atlikti, man ateina teisinga informacija, teisingi žmonės, teisingi nukreipimai. Visi jie ateina teisingi pagal kūrėją, patys geriausi ir tinkamiausi man. Teisingi žmonės šalia, teisingi patarimai visuomet yra duodami. Kai aš ieškau patarimo, kai man reikalingas žmogus, visada ateina tas, kuris yra man reikalingas ir jis yra tinkamiausias man pagal kūrėją. Užsikraunam. Galim įkvėpti, iškvėpti ir padėkoti kūrėjui. Ir padėkoti sau. Už tai, ką mes padarėm šiandien ir už kūrėjo buvimą, už tvirtinimą ir už anspaudavimą viso šito. Už tai, kad visa tai yra jo rankose. Ir viskas vyksta pačiu tinkamiausiu būdu ir pačiu geriausiu laiku. Viskas vyksta pačiu tinkamiausiu būdu ir pačiu geriausiu laiku pagal kūrėją. Be mūsų užsispyrimo, įsispyrimo ir tampymo, be noro ir poreikio kontroliuoti ir pergyventi, kad nevyko taip, kaip mes sugalvojom. Ir dar vieną dalyką mes dabar užsikrauname, kad jeigu neįvyksta taip, kaip aš galvojau ir suplanavau, reiškia įvyks geriau negu tai. Reiškia rezultatas bus dar geresnis, negu aš galvojau ar planavau. Jei ne tai, tai dar geriau. Užsikraunam. Ir visame kame turi matyti būtent šitokį paveikslą. Jeigu aš negaunu to, ko aš norėjau gauti, aš gausiu geresnį. Jei ne tas namas, reiškia bus geresnis namas. Jei ne ta mašina, reiškia bus geresnė mašina. Ir taip toliau. Pasitikėjimas kūrėjų. Pasitikėjimas. Pasitikėjimas. Paleidimas tų vadelių iš savo rankų, kad tik aš viena galiu viską sureguliuoti. Aš sakau viena šiandien moteriška, nes kažkaip man atrodo mes visos čia merginos. Jeigu yra prisijungs vyrai, jūs galite visą tai išsiversti į savo kalbą. Jums lygiai taip pat viskas tinka. Galim įkvėpti, iškvėpti ir atsimerkti. Sveikinu jūs su naujaisiais metais, su naujų gyvenimu, su nauja realybė, su nauja saldainių, šokoladinių saldainių dėžute. Tai ką, eisim švest? 9:30, 10:11 pas jūs. Labai gerai. Mums dar važiuoti reikės už valandos. Pas mus miestelėje tokiam, čia už kelių kilometrų daro specialius fejerverkus, šventinį tokį bendrą. Tai labai smagu, kad galima pasižiūrėti vienoje vietoje gražiai, negu kad, pas mes ir taip turim labai neblogai žiūrėti iš balkono visą rajoną, bet šiemet važiuosim pažiūrėti tokius jau sukurtus vienoje vietoje gražiai padarytus fejerverkus prie vandens. Nu ką ten Jūratė matė? Vau, kokį vaizdelį mačiau. Pasakok, kokį vaizdelį matei. Oi. Kas ten kokių vaizdelių prisimatėt, pasakokit, pasidalinkit, priimam, pasidauginam visos. Kas šestą kokį paleido. Fejerverką 3, 2, 1, go. Taip, ačiū. Taip, Dovilė, gerai, kad įsijungiai.
Apkabinu visas, dėkoju jum, kad esat ir man tai buvo šventė ir tebėra. Pačių pačiausių metų visoms Jūratė sakė, taip, pačių pačiausių, nuostabiausių ir gražiausių. Taip, daug meilės ir šviesos visom. Su naujais metais, su naujausiais, viskas. Vokietijoje pusę pasidėsim, nesupratau. Ačiū daug. Moterytės, merginos, ar jaučiate, kiek būtume prisimanifestavusios, kad per 20 metų nebūtume ištrėbusios. Dabar viskas kaip ir sudėliota. Dėkui Indrė, pačių geriausių, mėliausių, kūrybiškiausių ateinančių metų. Dėkoju tau. Aukso luitų su aukso dulkėmis ir aš kaip fėja. O, kaip gražu. Dėkoju už naujų sutikinėjimą pačiu geriausiu būdu pagal kūrėją Sigitą. Taip, labai smagu. Laimingų visom, laimingų dėkui. O, čia jūsų 100, vajetau. 100 dėkui, 100 palinkėjimų, puikiausių metų visom. Labai smagu. Apkabinam save, pačias mylimiausias ir brangiausias ir einam per gyvenimą, per 21-uosius pačius gražiausius savo gyvenimo metus su šviesos pergale. Su šviesos pergale. Daug šviesos ir meilės, mums daug šviesos ir meilės visai žemėje. Nepamirškim daryti meditacijų, kuriuose siunčiame šviesą ir meilę žemėje. Antivirusinė ir kur pildome prie praeitų meditacijų, aš įdėjus, kartokime jas. Jos yra dabar kiekvieną dieną labai brangios, reikalingos. Ir per rytinę ypatingai sustiprinkim tą momentą, kad siunčiam žemėje. Ir per vakarinę prisiųskime žemėje. Tiesiog visais momentais, kai tik tai jungiamės, paleiskime srovę šviesos per save, kai pildom save, iš karto transformuoja bet kokią tamsą tą šviesą į meilę ir eina į žemę. Ir leidžiam šitą, tiesiog tegul visos meditacijos metu eina ir viskas, paleidžiam šitą, paskui žemės galim sukti, bet iš kūrėjo visada, bet kokios meditacijos metu paleiskim šviesą ir tegul eina, jau be jokių kitų specialių pradirbimų mes galime prasidirbti, tiesiog nuolatos pildyti. Gerai, viskas, ačiū labai visom buvusiom, esamom ir būsimom ir būsiančiom ir visom. Džiaugiuosi, kad jūs turiu, džiaugiuosi, kad mes susitikom, kad aš tai padariau ir esu dėkinga savo taip pat už tai, kad aš tai padariau, nes nebūčiau už to padarius tokiu būdu, kaip padariau su jumis. Man visą laiką visos meditacijos jos būna daug stipresnės, įvairesnės, įdomesnės, kai aš darau jas su kitais, negu tik pati savo. Išsiplečia visą laiką daug plačiau ir giliau nueina. Taip, kad visom mums tai yra į naudą. Gerai, viskas, atsisveikinu, nuostabiausių metų, gražaus sutikimo ir žygiuojam per savo saldainių dėžutę. Aukso dulkių rinkti. Iki.